Jau! Tai tvarkiausi namus ir pažiūrėkit, ką radau. Radau pilną plaukėjimo gulbių. A, žinot, ko čia reiškia? Jau čia nežinot, ne? Tai čia reiškia, kad su tom gulbėm plauksim per upę. Ta upė prasideda čia. Čia yra Kražantės upė, aišku, čia dabar per visus žolynus nesimato tos upės. Kleisimės į upę ir plauksim su tom gulbėm. Turim daug. Nežinau, kiek ta gulbė atlaikys. Ar iš viso atlaikys, nes ta upė nėra plati. Iki 3 metrų manos pločio kažkas tokia. Gal biškai platesnė, iki 6 gal metrų pločio. Nežinau. Bet ta upė yra nusekusi. Ten yra ir akmenų, ir medžių, ir seklumų. Aišku, yra vietomi ir giliau. Žiūrėsim, kiek ta mūsų gulbė gali atlaikyti. Ir šiandien būsiu ne vienas, o su draugeliu. Ir dar, kadangi aš turiu gulbių čia, kadangi tų gulbių turiu tikrai nemažai, tai 5 gulbės padovanosiu jums. Tai ką jums reikia padaryti, tai palaikinti šitą video, parašyti komentarą ir išrinksiu 5 laimėtojus, kurie gaus gulbės. Aišku, gal dabar nepanaudosit, bet vasarai jau turėsit. Ir dar nepaminėjau, ruožo ilgis bus apie 10 km. Jeigu mūsų ta gulbė atlaikys, viskas tvarkoj bus, plauksim toliau. Tai daugiau nekalbam ir leidžiamės į kelionę su tom gulbėm. Tai ką, jau einam į vietą. Zdarova, kaip sekas pūsti. Šią darbą pasakyti. Nelabai, ne? Būsim, man atrodo, 2 valandas vieną šitą. Karočią plauksim, va, šitą. Čia pradžia bus. Ir aš matau, jau čia šalia, jau bus pirma kliūtis. Gerai, tai pučiam ir metamės į vandenį. Tai va taip va, pučiam. Kaip gibė lipduku. Opa. Nu, pasiruošęs? Nepasiruošęs? O, tavo blog, žinok, reims yra labai. Vai, leidžiamės po biškį. Gerai, klausim, lipsim su batais, tai jo, lipsim su batais. O, dumblas. Koks šalts vanduo. Va. Jeigu krisim, tai bus negerai. Dinis vanduo. O nieko neturiu kišenėse. Šalts, ne? Šionį, kaip čia nulipai, tu man labai įdomu. Kažkaip reikia pereit per tuos. Gerai, kaip užlipt ant jo. Aš toliau nusidelginau. Čia labai noriu. Dubiški, šaltoka. Nežinok, skėsim. Kodėl? Žiūrėk, kaip jis skęstai. Čia reik, aš nežinau, kaip užlipt. Bet kažkaip išsileido jis. O, sabė neužšlapė. Čia bus negerai. Prisienė. Palauk. Laikyk mane, aš jau plaukiu. Nežinok, čia taip neis lengvai, kaip galvojau. Lip. Karočią, visą šlapęs aš. Nenuplauksim. Viskas užlapsiu, ką tu gali. Kaip įlip? Žinok, šitaip gali įlip, čia. Žinok, pasiruošk, viskas užlapė, aš jau viskas užlapau ir kojų nejaučiu. Aš atitaukė čia. Bet žinok, visą laiką vandenį plauksim. Taip. Ledinis vanduo. Aš negalvau, kad tai bus. Nepaėjo bairis. Būtų tas mažesnis ratas. Pabandyk atsist. Aš jau kojų nejaučiu, žinok. Aš irgi ne. Žiauri ledinis. Nežinau, bet čia ne kažką, žinok. Pabandom iki to medžio nuplaukti. Nu, bandom. Gerai, tai pradėjom plaukti. Šiaip ne taip. Kaip tau ten? Pradėjom plaukti pro Kražantę. Va, negilo bent jau. O, vaikai atėjo. Pasakykit hello to YouTube. Kainis jau yra
Palauk, laikyk! Nedaužlėpa! Laikykis! Pasakykit hello! Davai. Tai mano pagaliuks! Ką jūs? Tai nieka, 10 kilų lauk. Man buvau kažkaip geriau įsipatoginęs, dabar jau nebe taip. Oi, čia šatras nemačiau. Tenis vis gažino, aš neinu vairuosiu. A kur mano kuprinė? A gerai? Vandenį. Taigi. O, čia dugnas. O! Ai, ten užtvanka bus. Nežinau, ar matos, bet va taip kažkaip va gulim. Kažkaip taip gulim ir plaukiam. Tai kažkaip va taip va. Palaukiam gal. Jo. Plaukiu. Čia aš kokią nesąmonę sumašiau. Nein plaukt. Nugarą dedas į vandenį. Tas aplenkė biškį mane. Ten va. Bet šiaip, vanduo šalts. Sunkiai čia bus. Jeigu vieną atkarpą įveiksim, tai čia bus jau gerai. O gal šitaip va. Bet tada rankas pakert. Dar tų užtvankų čia pilna. Oi. O saulytį iškart geriau ant saulytės. Dar mes neišplaukiam iš pačios kražantės. Ten va yra kražantė. Oi, šatras. O šatras labai negerai. O čia biškai greitai. Bet baisulinė nesąmonė. Nežinau kiek nuplaukiam, bet kokį 100 metrų bus. Oi, užstrigo, snaps užstriga. Taip šiltai jau buvo man. Aišku, čia dabar 0 rašys, bet Strava pajungta yra ant telefono. Bet bent jau plius minus čia matysim, kiek nuplaukiam ir kiek laiką plaukiam. Jamų reikiam švartuoti. Sudėtingai čia. Man atrodo, reikia iš vis nebeplaukti. Sveiki, salos gyventojai. Gerai, laikrodis nerodo, kiek nuplaukiam. O, kaip tik matom tą kražantį, išlindom. Čia dar biškį matos, jeigu eiti kažkas matytus. Bet jau greit išplauksim iš kražantės. Čia yra užtvanka. O, svarbu neprakirdint. Svarbu. O, akmuo. Gal neprakirsim. Eik tu savo. Kiaurai čia viską. O, čia turim tiltą. Į kražantę eit. Išplaukėm iš kražantės. Čia va dar tiltas matos. Ir dabar plaukiam pro sodus. Nežinau, kokį pusę kilometrą gal būsim nuplaukę. Tokias vietovės. Telefoną negaudo. O nieks neiškirto iš kuprinės man? Nežinau, man tai gal pakrito kažkas. O, čia. Gerai, praėjom kliūtį. Kur tu aš plaukiu? Kažkaip tavo tas snaps išsileidęs. Nežinau, kiek čia išeis mums nuplaukt. Bet plaukiam, kol dar nesušalom. Tikriausiai pilnos trasos gal ir neišeis nuplaukt. Bet plaukiam, kiek išeis tiek. Kol kas nesileidžia. Kol kas bent jau neįsileido daug. Bet šiaip kaip ramu. Nukraškiai tik. Vaikai priėjo, bet šiaip tai ramu. Gerai, sustojom, čia statelę radau. Palaukiam šitą. Sustok! O, sustojau. Gal jau čia? Nafik šalta. Įva. Prisikabinę. Jo.
Kol nėra kliūties gerai. Nes dabar vien nein pravaryt dėl to, kad nugara viskas šlampai. Tiesiog šalto. Kažkas. O, žmonės pamatys mumis. O, pirmi žmonės. Labas vakaras. Sveiki. O, čia geriausias. Glūdurus. Neblogs. Pats geriausias. Kaip vanduo. Lemba biški šalts. Taip lieva, aš noriu atsisukti. Neįdomu man, gal palauk. Kaip šalta. Sako, o, davint. Mano koja tu ledėjai. Tu nugarą jauti da? Kažkaip čia prieš. Tai mūsų naujas tikslas bent jau aplink sodas apiplaukti, nes taip šalt, kad neįmanoma būt net. Nori aviečių. Realiai neįmanoma. Čia kaip gera ant saulės, eiktų savo. Iškart šilta, nebe šalta. Atrodo. Tai va kažkaip va, taip atrodo. Ten riekauji kažkas. Namą radai? Kas ten yra? O, chata. Biški geriausiai. Tau ir ko palikau. Gerą turiu. Blemba. Sustojau. Sustojau. O. Tai palauk. Įstrigau. Žoliem apkibęs visas. Ten krioklys yra. Aš girdžiu krioklį. Čia bus problemų, sakė. Jeigu bent kelis kilus būsim praplaukę, bus gerai. Gerai, jau vėl keblumai. Padaras kamerą. Ai, čia galvau, kad krioklys. Eik tu čia, joks ne krioklys. Nu, porą komentarų. Žinokit, niekada nekartokit tokių dalykų. Nu, bent jau kai šalt. Nerekomenduoju. Kaip čia tylu. Šamu. Nebejaučiu kojų šį. Bet kad šaltai šalt. Aš biškai laikau kojas labai iškišęs. Tai jau tu. Tai jau tuo jau stosma. Nenutrodo. Nu. Paskutiniai metrai ir jau lipsim. Apibendrinus įdomu. Ne? O. Ką? Aš nebejaučiu nieką. Tai kaip mes pereisim kelius? Tu man paaiškink. Skęsiu padėsiu. Dumblas čia. Gerai. Man reikia kaip išvirtino. Reikia kažkur prisišvartam, bet nežinau, kur esam. Mum į kitą pusę čia kelias buvo. Tai čia į kitą pusę varyk. Gerai, bandom kitą pusę, nes čia. Čia miškai čia neim. Bandom čia išlipt. Gal kažkaip. Išlipau. Blema, palikau gulbę. Išlipom į krantą.
Bet tas dar plauk. Nekartočiau. Nebent su dugnu būtų, nes kiaurai šlaps. Esu. Nežinau, kur esu. Kur tu? Aš jau krante. O, čia matau. Paimsiu gulbę. Kaip aš to paimsiu? Žinau. Eik. Tai va, išlipom. Abu į krantą. Kiaurai šlapi. Tai va, nuplaukiam 2 kilometrus ir plaukiam 1,5 valandas. Niekaip neišėjo daugiau nuplaukti. Realiai plauki vandenį. Bet drąsiai galiu sakyti, nu ką žinau, gulbės atlaiko gerai. Kaip testavau, taip ir testus praėjo gulbė. Tai mes jau persirengėm. Šilta, gera. Ar kartotum? Dar kartą. Tikrai ne. Aš irgi nekartočiau. Jeigu būtų dugnas, tada kartotume, ne? Jo. Arba su valtelė kokia guminė. Ir primenu, 5 laimėtojai, rašyk, komentuok noriu. Ir spalio 3 išrinksim 5 laimėtojus. Ne? Jo. Tai jeigu patiko video, palaikink, pakomentuok ir lauk naujų epizodų. Subscribe.